Kaip pritraukti pinigus? Traukos dėsnį galima apibendrinti taip. Panašus traukia panašų, arba tu esi tai, apie ką nuolat galvoji. Net jei tai atrodo paprasta, jis apibrėžia galingiausią visatos dėsnį – įstatymą, kuris veikia absoliučiai viską. Tai pasireiškia visais gyvenimo aspektais, todėl labai svarbu suprasti, jei norite geresnio gyvenimo ir dabar jo negyvenate. Pateikėme 7 paprastus patarimus, kaip pritraukti pinigų pagal traukos dėsnį. Tu esi tai, ką nuolat galvoji, todėl galvok apie pinigus. Tai, apie ką vis galvojate, yra tai, ką pritrauksite, nesvarbu patinka jums tai ar ne. Kuo daugiau dėmesio skirsite vienam dalykui savo mintimis, emocijomis ir veiksmais, tuo didesnė bus traukos jėga. Todėl įsivaizduokite, kad esate turtingi ir stenkitės jaustis tokie. Pasistengkite tai pajusti savyje, pažvelkite į viską, ką turite, o jei skaitote šį straipsnį, tai tikrai daug turite, palyginti su dauguma pasaulio šalių ir būkite už tai dėkingi. Tai lengviausias būdas pritraukti teigiamas vibracijas. Apie pinigus galvokite teigiamai. Jūsų požiūris į pinigus viską keičia. Neteikite pinigams per daug reikšmės, bet nemanykite, kad pinigai yra blogis. Raskite pusiausvyrą, žvelgdami į pinigus. Nekritikuokite nei pinigų, nei juos turinčių žmonių, nes jūsų pasąmonė laikys šį įsitikinimą tikru ir apsaugos jūs, pašalindamas šį blogį iš jūsų gyvenimo. Geriausias požiūris yra tas, kad pinigai tiesiog teka per jūs. Atminkite, visa visata suteikia mums tai, kokios yra mūsų mintys. Jei manote, kad visi turtingi žmonės yra blogi, tai veikia vibracijas, kurias paleidžiate į visatą ir tada gaunate tai, apie ką galvojate. Tegul pinigai teka. Pinigai visada turi tekėti. Tai pagrindinis ekonomikos dėsnis. Pinigai neuždirbami, o pritraukiami. Norėdami juos pritraukti, leiskite jiems laisvai cirkuliuoti ir neprisiriškite prie jų. Tikriausiai žinote, kad pinigų laikymas po čiužiniu niekada nepritrauks daugiau pinigų. Jie nuvertės dėl infliacijos. Jūs turite investuoti į viską, ką gaunate, į idėjas, kurios sukuria dar daugiau pinigų. Pinigai čia tik tam, kad padėtų sukurti tai, ko norite. Būkite atidūs kalbėdami. Būkite teigiamai nusiteikę dėl esamos materialinės padėties. Jei galite tai perskaityti, esate tarp 15% turtingiausių žmonių žemėje. Iš savo žodynų užbraukite skurdas. Tikėkite kiekvieno žmogaus teisę būti turtingu ir laimingu. Galvokite apie neribotą visatos potencialą, kad esate turtingas ir jums nieko netrūksta. Vizualizuokite tai, ko norite. Jūsų norai turėtų būti labai aiškus ir tikslus. Viskas prasideda nuo jūsų proto. Pagalvokite, jeigu jūs aiškiai nematote, ko norite, kaip tikitės tai gauti? Pagalvokite, nueinate į restoraną ir padavėjas klausia, ką norėtumėte užsisakyti. Geriau būkite konkretūs, antraip gali baigtis valgymu tai, ko nemėgstate. Taigi vizualizuokite savo troškimus, jauskite juos, gyvenkite taip, tarsi jau tai turėtumėte. Įsivaizduokite, kad leidžiate pinigus visiems reikalingiems dalykams, pirkiniams, atostogoms, automobiliams ir panašiai. Jūsų pasąmonė turi žinoti, kad jūs klestite. Su pinigais elkitės pagarbiai. Tai labai svarbi taisyklė, kurią supranta visi turtingi ir sėkmingi žmonės. Turi mylėti ir gerbti pinigus. Ar rūpinatės savo pinigais? Jei ne, nesitikėkite, kad jie tekės per jūs ilgai. Tai gali atrodyti perdėta, tačiau yra žmonių, kurie kalba ir reiškia savo meilę banknotams. Esu tikras, kad esate matęs ne vieną kino sceną, kuriuose žmonės bučiuoja pinigus ir nors tai keista, jį vertina ir dėkoja už jo turimus dalykus ir gauna jų daugiau. Svajoti neužtenka. Daug metų dirbti toje pačioje vietoje ir skųsti savo padėtimi, visą laiką bijoti, tai užtikrina finansinį žlugimą. Reikia ne tik pozityviai mąstyti ir įsivaizduoti pinigų gausą, bet ir veikti. Raskite jėgų pabėgti nuo rutinos ir pradėkite gauti daugiau pinigų. Jūs turite traukos dėsnį savo pusėje. Mums tiesiog reikia suprasti, kad tai nėra stebuklas. Pirmiausia ateina mintys, po to emocijos, bet tai reiškia nieko be veiksmų.